Labą dieną, aš čia esu kultūristų mada. Kultūristai, papasakosiu, kad nori sportuoti per savaitę užauginti raumenį. Turi kilnoti 5–8 kg vaikams nuo 7 iki 8 metų. Aš kilnoju 8 ir 5 kg, kartais ir 10 vieną tokį rutulį pakilnoju šitaip. Ir va, galiu parodyti rezultatą per savaitę, kiek toks rezultatas būna. Toks rezultatas. Parodyti kitą ranką, tas pats. Tai kabina merginas. Antras dalykas. Reikia daryti prisitraukimus, paskui atsispaudimus daug sykių, krosą bėgti ir paskui daugiausia tai kilnoti didelius svorius. Vaikam didelius svorius, apie 8 arba apie, aš kartais ir labai retai pakilnoju 9, bet patariu nekilnu 9. Nes gali trūkti pilvas. Nes man taip treneriai sako, bet aš kartais ir padarau. Ir dar ką norėčiau pasakyti, berniukai, sportuokit. Ir bus Marijampolėje žavi kultūristų pasaulis. Ir noriu pasakyti dar, berniukas, kuris nesportuoja, yra visiškai silpnas. Jeigu užsiimti kultūrizmu, reikia daug valgyti gerai, nors aš gerai nedaug valgau mėsos, bet ryžių daugiau. Tai va, bet vis tiek kažkodėl man auga raumenys, refleks. Ir pasakyti dar, kad sportuokit tikrai verta. Tikrai verta. Nu gerai, kitą sykį susitiksim ir parodysiu naują reportažą. Ir gal, jeigu pasportuosiu, parodysiu naują rezultatą ar pasakysiu, kiek svorio reikia kilnoti. Tai va, bet pasakysiu, kiek reikia sportuoti antrą sykį. Ir pažiūrėsime rezultatą. Iš pradžių reikia kilnoti 5, pavyzdžiui, pasakau dar vieną patarimą. Jeigu kilnosit 4,